Stipri malda. Karšta teisėjo malda gali daug pasiekti. Jokūbo laiškas, 5 skyrius, 16 eilutė. Koks puikus žodis šiai dienai, ir rytoj, ir visada. Malda gali daug nuveikti, ji galinga, ji ne veltui, bet veiksminga. Žinoma, iš karto kyla klausimas, ar aš esu toks teisus, kad Dievas manęs klauso? Ne, nesu ir neturiu toks būti, nes nieko negaliu užsitarnauti iš Dievo, tai kad Dievas manęs klauso yra malonė, gryna malonė. Aš pats to nenusipelniau. Esu teisus, nes Jėzus tuo pasirūpina. Jis atėmė iš manęs visą, kas daro mane neteisų Dievo akivaizdoje ir pripildė mane savo teisumu, tai irgi malonė, gryna malonė. Taigi, esu teisus dėl Jėzaus. Štai kodėl galiu melstis visko, ko Jėzus nori. Ir kai žvelgiu aplink save, matau daug dalykų, kuriuos Jėzus nori pakeisti. Su manimi, su mumis, su kaimynais ir draugais, taip pat su priešais, valstybėje, Europoje, Izraelyje, JAV, karas ir taika, moralė, jaunimas eina į šipulius. Iš tikrųjų galėtų melstis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir nebaigti melstis. Dievas nori, kad ateitume pas jį, kupini pasitikėjimo ir tikėtumėmės jo pagalbos. Jei galėčiau tai padaryti pats, man nereiktų melstis. Tačiau jis tikrai nesitikė, kad aš skaičiuosiu savo problemas, bet iš tikrųjų nesitikėsiu, kad jis įsikiš. Taigi mano malda tampa vienaskaita. Taigi maldoje vyksta kova, ar aš tikiu, ar tikiuosi, ar turėčiau tai padaryti pats, ar pasitikiu Tėvu. O kai aš ją baigiu, Dievas gali įsikišti. Jis mielai tai daro. Ir iš tikrųjų jis nelaukia, kad aš dirbčiau su savo sąrašais, bet laukia, kad aš iškrausčiau savo daiktus jam, šviežias ir laimingas. Taigi Dievas galėjo vykdyti daugelį dalykų, nes mes jo prašėme. Buvo išgydyti ne tik ligoniai, bet ir keli mirusieji vėl atgijo. Buvo rasta daug daiktų, kurių prieš maldą tiesiog nebuvo įmanoma atsekti. Daugelis dalykų įvyksta tik dėl mūsų maldos. O jei aš nesimeldžiu, kągi, tuomet danguje lieka daug, labai daug palaiminimų, kurių reikia čia žemėje. Ačiū tau, Jėzau, tu mane padarai teisų, tu apvalai mane visada ir per amžius. Tu suteiki man valdžią maldoje, tu esi mano maldos priežastis.